Projektas Kviečiu šokti pažadinta aistra taip įtraukė dalyvius, kad žaidimas ant parketo jiems tapo gyvenimu. Ir čia, kaip realybėje, emocijos ir ašaros liejosi per kraštus. Daugiau nei 4 mėnesius vykusio televizijos projekto statistika įspūdinga. Čia verkia kas trečias. Pirmųjų ašarų šokių projektas pareikalavo jau antrojoje laidoje. Tąkart užkulisiuose pratrūko Renata Uzelkaitė. Šokį skyrusi mamai, kurios neseniai neteko, mergina liko neįvertinta. Man mažiausiai rūpi komisijos nuomonė būtent dėl to šokio. Nes aš žinau, kad mano mama jį vertinta. O komisijos nuomonė man nerūpi. Šis šokių projektas palaužė ne tik jautrias sielas, bet ir emociškai stiprias asmenybės. Vienoje iš laidų pratrūko Jurga Nusauskienė. Tokios Jurgos viešumoje ko gero nematė niekas. Čia yra tas atvejis, kai aš verkiu tik iš pykčio ir tik ant savęs. Įtampa ėmė augti, kai viena po kitos pradėjo kristi poros, kurioms atsisveikinimas su projektu buvo labai netikėtas. Nerilė Senulytė buvo pirmoji, kurios ašaromis buvo aplaistytas šokių parketas. Vėliau emocijas nuo viešumos bandė slėpti medikė Jurgita Grabauskienė. Antrą kartą ašarų projektas pareikalavo ir iš Renatos Uzelkaitės. Didžiausia kulminacija emocijos pasiekė tuo met, kai netikėtai iškritę, itin skaudžiai šią žinią sutiko Tina ir Tadas. Visada žinai, čia blogai dabar. Kai daug dedi pastangų ir daug stengiasi, kažkaip jautiesi, kad kažkas gal neįvertina. Kur yra Tadas beje? Jis kažkur dingo. Jis labai emocionalus. Dingęs Tadas tuo metu nuo viešumos slėpė emocijas. Tačiau jis šokių projekte buvo ne vienintelis nesusivaldęs vyras. Netikėtas atsisveikinimas iš Vėžių išmušė ir aktorių Mantą Stonkų. O kai prieš 2 savaitės dužo viltis eiti iki superfinalo, pravirko net geležinė ledį laikyta Gintarė Gurevičiūtė. Ir tuo ašaros nesibaigė. Paskutinėmis dienomis iki superfinalo užkulisiuose ir ant scenos emocijos viršte veržėsi Katažinai, o interviu su žurnalistais metu ašaras braukė ir Tina su šokėja Ieva. Kiek ašarų liesis šiandien, kiek projekto dalyvių nesuvaldys nusivylimo arba laimės išprovokuotų jausmų. Norisi palinkėti, kad jų būtų kuo mažiau. Tačiau jeigu pasitikėsime senovės išmintimi, kad ašaros teka iš sielos žaizdų, tai reiškia viena – jų sielos gyvos.